kur. Klausau. Labas. Labas. Galima su jubiliatu pakalbėti? Su kuom? Kas tu toks? Ar tu tokia? Ai. Nereikia gilintis, aš manau. Kažkaip čia toks, nežinau, ar... Žodžiu. Sveiki, radistai. Esu aš jūsų ištikimas fanas. Norėčiau, kad išdurtum mano kolegą. Yra prisidirbęs bendrabutį už žolytės rūkymą. Vytautas. Tai Vytautui turbūt reikia paskambinti. Sakyk, aš studentė. Koks vardas? Vytautas. Jisai rūkė žolykę, žinai kur? Bendrabutį, bet su to gali nesusijęti. Tiesiog, sakyk, aš iš 3 aukšto. Nu, pagalvosim, ką pasakyti. 317 kambarys ir laukia tavęs, nogutė. Klausau. Labas, Vytautai. Klausau. Ar girdi mane? Čia. Iš tikrųjų, tau gal keista, kad aš skambinu, bet... Ką? Gal tau keista, kad aš skambinu šiandieną tau tokią progą, bet aš noriu su tam pakalbėti, tikiuosi, kad tu mane gerai girdi. O kas čia skambina? Iš tikrųjų labai man gėda prisipažinti, bet tiesiog klausyk manęs. Aš gavau tavo numerį, taip, pastebėjau tave jau senai, tu man labai kritai į akį. Ir iš tikrųjų labai nedrąsu man yra tau skambinti. Ir prisipažinti tai, kad, tu man patraukė į akį, tu man kritai į akį. Ir aš norėčiau... Kas čia skambina? Čia tau skambina tokia panelė, gana žavi, manau. Ne, panelė ir viskas, tiesiog aš tau pasakysiu savo vardą, bet nežinau, ar tu mane žinosi. Aš esu Monika. Iš 317 kambario, 9 palatoj kartais guliu dar. Iš tikrųjų, man labai sunku prisipažinti, kad tu man patinki. Bet kaip tu čia jau tame, ne? Ne. Saulutė, padėk ragelį. Labas. Labas. Kaip laikaisi? Gerai. Tu su mano dukra dažnai kalbi? Ką? Tu kurčias gal? Aš tau klausiu, tu su mano dukra dažnai kalbi? Tėti, padėk ragelį. Padėk. Kas čia taip prikolina? Aš nelabai supratau. Bet visai gerai prikolina. Aš nelabai supratau. Kas yra? Tu samagonu su trašom pagėrėjai, tai dabar galvoji, gali kalbėti, ką nori? Ką? Sakau, tu kurčias gal? Ką? Tu kurčias, klausiu? Aš nekėsiu. Kur tu nori, netampyk, jam. Kas? Tėvus. Ką žinau? Labas. Labas. Alio. Ir dar vienas kurčias. Nelabai supratau. Sveikas gyvas. Barsukų krūva. Alio. Dar 3 čia, ne jau? A tai jūs visi tokie bailiai, pabiški bailiai, ne? Kaip sekasi, klausiu? Hujo. Ai. Padėk, kaimas, girdi, samagonų ir trašų ir jūsų galva bus tokia kaip šviežutė. Всё, sėkmės, davai. Taip. Karočią, glinėje galima, ten kaip norit. Tai Vytautui nežinau, blema nėra miesto gaila. Eimantai pats užregistravai, bet... Jo, tai Eimantai nuveš dar savo draugams šiek tiek trašų ir samagono, aš manau, ir bus puikus vakarėlis pas jūs.